Sveiki, gerbėmieji. Kas atsitinka vaismedžiams, kada jie suformuoti netaisyklingai? Viena iš formavimo vaismedžių vainiko klaidų yra ta, kada paliekami, kada šakos auga aštriu kampu, štai šitaip. Idealus kampas yra štai toks, beveik status 90 laipsnių, iki 90 laipsnių, bet ne toks. Kada kampas būna toks, kas atsitinka, jeigu ant šitos šakos bus labai didelis derlius, jį išsilaužia. Ką mes galim padaryti, kad taip neatsitiktų? Visų pirma, mes tiesiog galim išpjauti šitą šakutę, kuri auga aštriu kampu. Jeigu jau atsitiko taip, kad jinai šitaip užauga, mes negalim pataisyti šito kampo. Mes galim tik išpjauti. Mes galim padaryti gyvą ryšį, paskiepyti. Čia vienas iš skiepijimo būdų. Štai šitaip auga šakutė, mes galim paskiepyti ir taip sutvirtinti kamieną su šakutė. Bet yra ir dar vienas būdas, labai paprastas, labai paprastas. Pažiūrėkit, kaip padarėme mes. Praktiškai čia augo, kol buvo jaunas medelis, buvo du kamienai. Auga du kamienai. Štai šitai. Ir aišku, kad šita kriaušė labai derlinga, būna labai daug kriaušių ant jos. Ir kad jeigu mes būtum palikę štai šitaip augti, tai kada būtų labai didelis derlius, čia tiesiog viskas nusilaužtų. Taigi mes padarėm labai paprastai. Mes šitą šakutę atlenkėm į šitą pusę, pažiūrėkit. Ir dabar, bet koks čia būtų derlius, koks be būtų derlius, jinai neišlauks tikrai. Čia yra garantuota. Labai paprasta. Aišku, kad tą galima padaryti, kada šakutės būna dar plonos. Kada medelis jaunas, tokios šakutės mes galime laisvai lenkti, kaip tik norime, su kažkokia virvutė, arba įkalti kažkokį kuolelį į žemę, arba pririšti tiesiog prie kamieno. Štai šitaip atlenkiam ir viskas. Čia garantuota, kad neišlauš. Čia labai geras yra šitas būdas ir tuo, kad ant šito medžio jūs matot, kad čia nėra šakučių, nėra šakų į šitą pusę. Ir šita pusė visiškai buvo plika. Čia nebuvo visiškai šakučių. Todėl šitą šaką mes atlenkėme šitą pusę ir šitą erdvę dabar pas mus užpildyta. Jeigu čia būtų užaugę dar šaką į šitą pusę ir šitą erdvė būtų užpildyta, gal vis dėlto šitą šaką aš išpjaučiau. Ir dabar pažiūrėkite šitą pusę. Čia irgi šitą šakutę auga aštriu kampu. Ir mes neišpjaunam, bet atlenkiam į tą pusę, tam, kad jinai čia neišsilaužtų. Lygiai taip pat padarėme ir tenai viršų. Pažiūrėkite, tenai dvi šakutės yra aštriu kampu auga. Atlenkiam ir garantuotai yra, kad jos neišsilauž. Štai toks yra labai paprastas būdas. Naudokite. Iki.